2026 m. balandžio 4 d. 26 metų produktų vadovas iš Pekino, Kinijos, įkėlė failą į GitHub. Per 48 valandas jį atsisiuntė milijonai Kinijos technologijų darbuotojų. Jos vaizdo įrašas apie šį failą vien Kinijoje surinko daugiau nei 5 milijonus patiktukų. Šis failas ir kartu su juo vaizdo įrašas Kinijos ekonomikai padarė milijardų dolerių nuostolių. Ir blogiausia tai, kad Kinijos darbuotojai dėl to džiaugiasi. KKP vis dar neuždraudė šio įrankio. Ir jie net nepaskelbė asmens, kuris tai įkėlė vardo. Taip yra todėl, kad Xi Jinpingas žino, jog jis tiesiog negali to padaryti. Nes uždrausti kažką tokio reikštų pripažinti tai, ko jie labai nenori, kad pasaulis sužinotų. Tai yra pasakojimas apie tai, kaip Kinijos 20-mečių karta laimi karą prieš Xi Jinpingą. Ir jie laimi taip įtikinamai, kad pats Xi Jinpingas turėjo viešai maldauti, kad jie liautųsi. Paklausykite. Tikiuosi, kad visi prisimins partijos pamokymus. Atstatant Liaudies Respubliką, negalima švaistyti laiko. Negalima švaistyti laiko. Negalima švaistyti laiko, žmonės. Bėkite jaunimo taku, kad pasiektumėte savo kartos tikslus. Norėdami suprasti, kodėl tai vyksta, turime grįžti į 2021 metus. Tų metų balandį Kinijoje vaikinas pasivadinęs geros širdies keliautojų paskelbė 200 žodžių esė Kinijos forume. Šio įrašo pavadinimas buvo gulėti plokščiai, yra teisinga. Jo argumentas šiame įraše buvo gana paprastas. Jis buvo pavargęs nuo gyvenimo. Todėl jis nesiruošė pirkti namo, nesiruošė tuoktis ir nesiruošė turėti vaikų. Trumpai tariant, jis nenorėjo dirbti dėl geresnės ateities sau. Jis tiesiog ketino gulėti plokščiai ir Kinijos komunistų partija nieko negalėjo dėl to padaryti. Žmonės besiskundžiantys socialiniuose tinkluose nėra nieko naujo. Esu tikras, kad jūs tai jau matėte milijonus kartų. Šis įrašas turėjo tyliai nugrimsti užmarštin, kaip milijonai kitų įrašų, kuriuose socialiniuose tinkluose skundžiamasi gyvenimu. Tačiau vietoj to jis buvo perskelbtas milijonus kartų. Taip nutiko todėl, kad jis tiksliai apibūdino, kaip jaučiasi kiekvienas jaunas kinas. Matote, pastaruosius 30 metų Kinijoje galiojo labai paprastas susitarimas. Dirbi pagal 996 grafiką. Nuo 9 ryto iki 9 vakaro 6 dienas per savaitę. Tu kenti sunkumus, kaip mėgsta sakyti Xi Jinpingas, ir už tai būsi turtingesnis už savo tėvus. Daugeliui Kinijos piliečių tai buvo puikus sandoris ir tai veikia 30 metų. Deja, tai jau nebeveikia. 2023 metais jaunimo nedarbo lygis Kinijoje pasiekė daugiau nei 21%. Šis skaičius buvo toks didelis, kad Kinijos komunistų partija paskelbė, jog daugiau šio rodiklio neskelbs. Po metų jie sugrįžo su nauja formule. Formulė, kuri patogiai neskaičiavo jokių mokyklą baigusių studentų. Ir atspėkite ką? Formulė suveikė. Kinijos nedarbo rodiklis stebuklingai sumažėjo. Tai primena man anekdotą, kurį man kadaise pasakojo mano tėvai. Miestelį kasmet užliedavo potviniai, taigi meras pastatė vieną iš tų matavimo stulpų prie upės. Žinote, su raudona linija viršuje, kuri žymi pavojų – potvinį. Kitą kartą, kai kilo audra, vanduo pakilo iki tos raudonos linijos ir gyventojai pradėjo panikuoti. Jie nuėjo į miesto rotušę ir pareikalavo, kad meras ką nors darytų. Taigi, jis ir padarė. Jis nueina prie upės ir pakelia raudoną liniją aukščiau, sakydamas: žiūrėkite, potvinio nebėra. Iš esmės tą patį padarė ir Kinijos komunistų partija. Užuot sprendę problemą, jie tiesiog iš naujo apibrėžė skaičių, kuris rodo, kad yra problema. Dabar Kinijos jaunimo nedarbo rodikliai nėra tokie išskirtiniai. Pažvelkite į šią diagramą, kuri iš esmės lygina jaunimo nedarbą daugelyje skirtingų šalių. Čia galite matyti 21% Kinijos jaunimo nedarbą, kurį Kinijos komunistų partija pati paskelbė prieš nustodama skelbti šį skaičių. O kai jie sugrįžo su nauja formulė, Kinijos jaunimo nedarbas sumažėjo iki maždaug 16%. Ir atspėkite ką? Tokios šalis kaip Jungtinė karalystė, Italija, Čilė, Suomija taip pat turi panašų jaunimo nedarbo lygį. Taigi galbūt galvojate, kad tai nėra toks jau didelis dalykas. Na, čia Kinijos dydis iš tikrųjų tampa didžiulė problema ne vienu aspektu. Pirmiausia, šalyje jau yra milijonai bedarbių. Bet be to, dar 12 milijonų absolventų žengia į blogiausią darbo rinką per pastaruosius 30 metų. Ir atspėkite ką, kitais metais į šią rinką ateis dar didesnė absolventų banga. Žinoma, dauguma šių absolventų tikėkimės ras darbą. Tačiau tikimasi, kad apie 5% jų liks bedarbiai. Ir tai yra blogai. Be to, situacija dar labiau blogėja, jei pažiūrėsite, kokius darbus kai kurie iš šių žmonių iš tikrųjų dirba.
Daugiau nei 20% pristatymo vairuotojų Kinijoje, tai yra žmonių, kurie Kinijoje pristato DoorDash ar Uber Eats užsakymus, turi aukštojo mokslo diplomą. Ir dar bent 70 000 vairuotojų turi magistro laipsnį. Na, šito neneigsiu, 70 000 nėra didelis skaičius tokioje šalyje kaip Kinija. Tačiau vis tiek šie absolventai, ypač tie, kurie turi magistro laipsnį, tikriausiai neįsivaizdavo savęs dirbančių maisto kurjeriais. Dabar, kaip ir likusiame pasaulyje, Kinijoje visa karta buvo mokoma, kad sunkus mokymasis gaukau egzaminui veda prie stabilios karjeros mieste. Tas socialinis kontraktas griūva. Čia noriu jums priminti auksinę YouTube taisyklę, ypač kai kūrėte su Kinija susijusius vaizdo įrašus. Jūs tiesiog privalote kalbėti apie vieno vaiko politiką. Tiesiog privalote. Matote, kiekvienas bedarbis ar ne pagal kvalifikaciją dirbantis absolventas yra vienintelis 2 tėvų ir galbūt net 4 senelių vaikas. Jie viską investavo į savo vaikų išsilavinimą. O šioms šeimoms situacija neatrodo šviesi. Jų vaikams vis sunkiau ir sunkiau rasti darbą. Ir tuo pačiu metu Xi Jinpingas naikina kai kurias didžiausias šalies pramonės šakas. Čia viskas tampa šiek tiek sudėtingiau, nes visai neseniai Xi Jinpingas sunaikino Kinijos korepetitorių industriją. Ši industrija buvo verta apie $120 milijardų per metus. Tai akivaizdžiai buvo didelis verslas Kinijoje. Dabar Xi Jinpingas manė, kad švietimas, ypač pradinis ir pagrindinis ugdymas, turėtų būti nemokamas. Tėvai neturėtų išleisti daugybės pinigų vien tam, kad jų vaikai galėtų lankyti pradinę ir pagrindinę mokyklą. Nebloga idėja, bet deja, sunaikinus tokią didelę industriją, daug žmonių liks be darbo. Ir dar daugiau, naujų darbo vietų nesukuriama. Iš tiesų, šis nuosmukis buvo toks stiprus, kad Xi Jinpingas dabar net atsiima savo žodžius ir švelnina apribojimus korepetitorių industrijai. Taigi jis sukėlė visą šią sumaištį be jokios priežasties. O labiausiai nukentėjo, žinoma, korepetitorių verslo atstovai ir jauni žmonės, kurie, kaip žinote, priklauso nuo darbo vietų, kurias ši industrija suteikia po studijų baigimo. Taigi, tikiuosi dabar jau pradeda aiškėti, kodėl Kinijos studentai pradeda gulėti plokščiai. O 2022 metai situacija dar labiau pablogėjo. Gulėjimas plokščiai peraugo į kažką tamsesnio. Tai buvo bailan, arba angliškai tegu supūva. Jei gulėti plokščiai reiškia aš nežaisiu jūsų žaidimo, tai bailan iš esmės reiškia aš nežaisiu jūsų žaidimo ir iš dalies tikiuosi, kad ir jūs pralaimėsite. 2022 buvo didžiojo Kinijos karantino metai, COVID karantino, kai Xi Jinpingas norėjo pasiekti savo neįmanomą tikslą – nulinį COVID atvejų skaičių. Štai kodėl jis uždarė 25 milijonus žmonių Šanchajuje jų butuose 2 mėnesiams. Virš pastatų skraidė dronai, kurie gyventojams sakė suvaldyti savo sieloje kylantį laisvės troškimą. Žmonės tiesioginė to žodžio prasme badavo daugiabučiuose, o KKP pareigūnai rengė spaudos konferencijas ir kalbėjo apie gausias maisto atsargas. Ir tada kažkas lūžo. 2022 metų lapkritį gaisras pastate Jurumko mieste nusinešė 10 žmonių gyvybių. Jie buvo tiesiog užrakinti savo bute. Tai reiškia, kad jie negalėjo išeiti, net jei būtų norėję. Durys buvo užrakintos grandinėmis iš lauko pusės, todėl žmonės viduje negalėjo išeiti iš izoliacijos. Ir tai sukėlė didžiulį pasipriešinimą, kurio Xi Jinpingas nesitikėjo. Tūkstančiai, galbūt net 10 000 Kinijos piliečių išėjo į gatves Šanchajuje, Pekine, Čengdu, Uhane, visur, kur tik galite įsivaizduoti. Šie žmonės tai buvo pavargę nuo karantino, kad viešai skandavo šalin Xi Jinpingą, šalin KKP. Kažkas panašaus Kinijoje nebuvo nutikę nuo 1989 metų nuo Tiananmenio aikštės žudynių. Kinijos komunistų partija buvo visiškoje panikoje. Kai kuriuose miestuose žmonėms buvo neleidžiama gaminti jokių plakatų, kuriuos jie galėtų neštis į protestą. Todėl žmonės pradėjo laikyti tiesiog tuščią baltą popieriaus lapą. Ir tada žmonės buvo suimami už tai, kad laikė tuščią popieriaus lapą, nes valdžia manė, kad taip jie išreiškė nepritarimą jų politikai. Bet atspėkite, kas nutiko. Nepaisant visų suvaržymų, tai iš tikrųjų suveikė. Per kelias savaitės Xi Jinpingas padarė tai, ko niekada anksčiau nebuvo daręs. Jis atsisakė visos savo nulinės COVID politikos. Per vieną spaudos konferenciją visa Kinija pasikeitė per naktį. Protestuotojai suprato tai, ko Kinijos komunistų partija nenorėjo, kad jie suprastų. Režimas galėjo pasitraukti, jei pasipriešinimas buvo pakankamai stiprus. Tai reiškia, kad lying flat ir bailan tik tęsiasi ir situacija tik blogėjo. Iki 2023 metų bailan įgavo naują formą. Suaugusieji, turintys magistro laipsnius iš pagrindinių universitetų, tokių kaip Tsinghua ar Pekino universitetas, iš esmės Kinijos Harvardo ir MIT atitikmenys, pradėjo grįžti gyventi pas tėvus. Jie save vadino pilno etato vaikais.
Jie tai traktavo kaip darbą, bet man tai skamba kaip pensija. Viskas, ką jie darydavo, tai valgydavo vakarienę su tėvais, nuveždavo juos pas gydytoją, rūpindavosi seneliais ir darydavo viską, ko reikia, kad padėtų tėvams. Tačiau mainais jie tikisi atlyginimo – apie 4000–8000 juanių per mėnesį. Tai yra apie $500–1100 per mėnesį. Svarbu pabrėžti, kad tai yra 27 metų jaunuoliai su prestižiniais diplomais Kinijoje, kurie apskaičiavo, kaip nori gyventi savo gyvenimą. Jie pažvelgė į Kinijos darbo rinką, įvertino savo tėvų pensijų santaupas ir nusprendė, kad jiems geriau gyventi kaip pilno etato vaikai. Tai nėra kažkoks pavienis atvejis. 2023 metais manoma apie 16 milijonų jaunų kinų save vadino pilno etato vaikais. Tai buvo didelis socialinis reiškinys, o tada iki 2025 situacija dar pablogėjo. Bailan pasiekė savo galutinę formą – žiurkių žmonės. Grotažymė žiurkių žmonės Kinijos socialiniuose tinkluose ši grotažymė peržengė 10 milijonų peržiūrų ribą. Susijusios grotažymės, tokios kaip didžiuojosi būdamas žiurkių žmogus ar visą dieną lovoje, reguliariai pradėjo populiarėti Kinijos socialiniuose tinkluose, kol Kinijos komunistų partijos cenzoriai jų neištrynė. Tada šios grotažymės tiesiog akimirksniu būdavo paskelbiamos iš naujo su šiek tiek pakeistu pavadinimu. Leiskite papasakoti apie vieną dieną žmogaus, kuris save vadina žiurkių žmogumi. Tai dažniausiai Z kartos paaugliai neturintys darbo. Taigi jų kasdienė rutina susideda iš to, kad po pabudimo jie dar 3 valandas guli lovoje, tada šiek tiek apsiprausia, po to dar 5 valandas miega, nieko nevalgo, kol vakare jų nepažadina tėvai. Ir tada visas šis ciklas kartojasi. Jie pavakarieniauja, vėl eina miegoti, tada kitą rytą atsibunda, dar ilgiau guli lovoje ir tiesiog lieka lovoje, kol vėl reikia keltis vakarieniai. Iš esmės, kaip žiurkės. Venkite šviesos, ritmo ir visuomenės lūkesčių. Visa tai daro tikrą poveikį ekonomikai ir aš kalbu ne tik apie žiurkių žmonės, kalbu apie visą šį reiškinį. Tegu pūva, pirk žemę, o tada žiurkių žmonės. Tai kenkia ekonomikai, o tai savo ruožtu dar labiau apsunkina padėtį naujiems studentams, norintiems įsilieti į darbo rinką. O tai reiškia, kad kai kurie iš šių studentų prisijungia prie šios žmonių grupės, kurie iš esmės jau nustojo stengtis. Iš tiesų, 2024 metų pabaigoje kinų ekonomistas Gao Shenwen garsiai pasakė tai, apie ką paprastai tylima. Savo kalboje investuotojų konferencijoje Shenzhenge jis pateikė 3 svarbius pareiškimus. Pirmasis, kad Kinijos BVP augimas kasmet buvo pervertintas maždaug 3 procentiniais punktais. Tai turi rimtų pasekmių. Jis iš esmės teigia, kad pastarųjų 3 metų Kinijos ekonominis stebuklas buvo daugiausia statistinė fikcija. Tai buvo melas ir maždaug 40–50 milijonų žmonių, kurie turėjo turėti darbą, jo neturi. KKP meluoja apie užimtumą šalyje. Antrasis svarbus jo pareiškimas buvo apie kartų atotrūkį. Jis sakė, kad po pandemijos Kiniją sudaro energingi senjorai ir apatiškas jaunimas, kuris desperatiškai siekia geresnės situacijos. Tai buvo svarbiausia jo kalbos dalis, nes ši jo paminėta citata labai surezonavo su jaunesniaja Kinijos karta ir greitai išplito po visus Kinijos socialinius tinklus. Labiausiai nuskambėjusi frazė buvo ta, kai jis pasakė, kad jauni kinai išjungia šviesas ir valgo makaronus. Tai yra kiniškas investavimo žargonas, kuris iš esmės vartojamas apibūdinti žmogų, kuriam nesiseka po didelių nuostolių akcijų biržoje. Jis sakė, kad visa karta iš esmės yra kaip žmogus, kuriam tiesiog nepasisekė akcijų biržoje. Tai buvo svarbus momentas Kinijoje, nes šis vaikinas nebuvo koks nors disidentas. Jis nebuvo žmogus, kuris nekentė KKP. Jis nebuvo žmogus, kuris, žinote, gyveno užsienyje ir tiesiog peikė Kiniją. Jis buvo vyriausiasis ekonomistas vienoje iš pagrindinių Kinijos valstybei priklausančių maklerio įmonių. Taigi, kai žmogus turintis tokį priėjimą ir tokį lojalumą valdžiai kažką pasako, žinai, kad jis tai daro ne tam, kad peiktų valdžią ar partiją. Jis sako tiesą. Deja, Kinijos komunistų partija to taip nesuprato, nes per 48 valandas po to, kai jo kalba išplito internete, jis buvo iš esmės ištrintas iš Kinijos interneto. Jo kalba, visa kalba buvo ištrinta. Jo asmeninė WeChat paskyra ir kitos socialinių tinklų paskyros buvo ištrintos. Ir Kinijos komunistų partija iš esmės pasiuntė žinutę visiems kitiems ekonomistams, sakydama, žiūrėkite, tai yra tema, apie kurią jūs negalite kalbėti. Jis tiesiog išsakė tai, ką laikė tiesa, tačiau dėja Kinijos komunistų partijai tai buvo per daug. Visa tai mus sugrąžina prie įkelimo į GitHub'ų, apie kurį kalbėjome vaizdo įrašo pradžioje. 2026 m. balandžio 4 d. Ta įrankį paviešino ši mergina, Coqui Zhu. Jai 26 metai, ji yra dirbtinio intelekto produktų vadovė gyvenanti Pekine.
Ir norint suprasti, ką jis sukūrė, reikia suprasti, kas pastaruosius kelis mėnesius vyksta su Kinijos technologijų darbuotojais. Matote, Kinijos technologijų įmonės pradėjo daryti kažką iš tiesų distopiško net pagal Kinijos komunistų partijos standartus. Jie vertė savo inžinierius, savo darbuotojus registruoti kiekvieną savo darbo proceso aspektą. Kaip jie mąsto, kaip priema sprendimus, ką bedarytų, jie norėjo, kad kažkoks dirbtinio intelekto įrankis viską fiksuotų, kad įmonė galėtų iš šios informacijos sukurti DI agentą. Tada jie galėtų atleisti visus savo darbuotojus arba bent jau sumažinti darbuotojų skaičių įmonėje. Kitaip tariant, mažiau darbo Kinijos darbuotojams. Darbuotojams tai buvo bauginanti situacija. Įsivaizduokite, kad esate savo darbe ir jūsų viršininkas nori, kad dirbtumėte. Žinoma, norite gerai atlikti savo darbą, bet kažkur giliai viduje žinote, kad dirbtinis intelektas stebi viską, ką darote. Taigi vieną dieną jis gali jūs pakeisti. Būtent dėl šios priežasties GitHub įrankis tapo itin populiarus. Tai buvo įrankis skirtas kovoti su dirbtiniu intelektu, kuris siekia pakeisti darbuotojus. Leiskite paaiškinti, kaip šis įrankis veikia. Jis turi 3 režimus – lengvą, vidutinį ir stiprų sabotažą. Priklausomai nuo to, kaip atidžiai jūsų vadovas jūs stebi, dirbtinis intelektas, kuris seka kiekvieną jūsų judesį, gauna informaciją. Medžiaga ir duomenys, kurie yra taip tyčia sugadinti, taip iš esmės neteisingi, kad pagal šiuos duomenis sukurtas dirbtinio intelekto agentas tampa bevertis. Ir jei tinkamai sužaista savo kortomis, jūsų vadovas negalės pastebėti nieko, ką padarėte ne taip, nes įrašai, kuriuos sukuria šis agentas ar įrankis, atrodo labai tikroviškai. Iš tiesų, Kouki Chu sakė MIT Technology Review ir cituoju: "Iš pradžių norėjau parašyti nuomonės straipsnį, bet nusprendžiau, kad būtų naudingiau sukurti kažką, kas padėtų kovoti su šia problema." Ir būtent tokią energiją jaučia visa kinų karta. Dabar prisiminkite, ką sakiau pradžioje. Kinijos komunistų partija dar neuždraudė šio įrankio. Nes uždrausti kažką tokio reikštų viešai pripažinti, kad Kinijos technologijų darbuotojų prašoma apmokyti savo pačių pakaitalus. Ir būtent to Pekinas visiškai nenori daryti. Dabar šis dirbtinio intelekto įrankis yra tik vienas iš kinų darbuotojų pasipriešinimo ramsčių. Antrasis ramstis vadinamas run filosofija. Žodis bėgti čia yra kalambūras kinų kalboje. Mandarinų kalboje žodis bėgti skamba beveik taip pat kaip pelningas. Taigi, kai jauni kinai sako, kad jie bėga, jie turi omenyje, kad išvykti iš šalies yra pelninga. Toks ir yra visas kalambūras. Praktiškai bėgimo filosofija atrodo kaip milžiniškas bendras vadovas. Kaip išvykti iš Kinijos, kol situacija dar nepablogėjo. Apsilankykite bet kurioje Kinijos socialinės žiniasklaidos platformoje ir rasite temas, kuriuose jauni kinai kuria neįtikėtinai detalius vadovus, kaip išvykti iš šalies. Jie kalba apie Kanados Express Entry arba galbūt Japonijos aukštos kvalifikacijos specialistų vizų programą. Netgi apie Singapūro technologijų programą. Jie iš esmės kalba apie tai, į kokią šalį jie gali išvykti ir kaip lengva ten patekti. Kokius dokumentus reikės turėti, ką reikia pasakyti imigracijos pareigūnui oro uoste, ką reikia sakyti vizos interviu metu. Jie taip pat dalijasi patarimais, kaip iš tikrųjų pervesti pinigus į užsienį. Matote, Kinijoje tapo gerokai sunkiau pervesti savo pinigus į užsienį, kai įsigaliojo naujos SAFE taisyklės. Pagal tas taisyklės Kinijos bankai privalo pažymėti bet kokius tarptautinius pervedimus viršijančius 5000 juanių. Tai yra apie 1000. Ir bankai taip pat privalo saugoti sandorių įrašus. 10 metų. Su visomis šiomis taisyklėmis Kinijos komunistų partija iš esmės, kalbant finansiškai, uždaro savo sienas. Ne tam, kad neįleistų žmonių, o kad jų neišleistų. Ir būtent todėl jauni kinai bėga greičiau nei bet kada anksčiau. Kanada, Japonija ir Singapūras vis dar yra pagrindinės Kinijos talentų kryptys. Tačiau pastaruoju metu Meksika ir Vengrija taip pat pradėjo atsirasti tarp šių krypčių. O ar norite išgirsti, koks Pekino atsakymas į visą tai? Na, tai gana panašu į tą, ką darė Kuba valdant Fidelui Castrui. Pekinas pavadino run filosofiją nepatriotiška. Tai tas pats žodis, kurį kiekvienas žlungantis režimas istorijoje naudojo apibūdindamas savo emigrantus.